Mes galvom apie šią teritoriją kaip apie miestą prie pilies ir tą pagrindą pasirinkti istorinius duomenis, kurie teigia, kad apie 16 amžių šitoje vietoje būta kelių, gal ne visai miestų, bet jų užuomazgų. Tai yra vokiškasis miestas, lyg ir suplanuotas, arba natūraliai susiformavęs ortogonalaus planos, galbūt mažo Silezijos modulio principų, ir miestas šalia pilies, kuris 1521 metais buvo objektas, kurį Jonas Radvila atsiėmė, po to buvo prijungtas prie miesto, tikrojo vokiškojo miesto. Tai mes kūrėme archaišką nereguliarios infrastruktūros prototipą, tą nevokišką miestą šitoje teritorijoje, kartais juokais sakydami apie jį, kad tai yra Radvila. Mūsų sprendinys interpretuoja natūraliai susiformavusios senamiesčio struktūrą. Mes bandome kurti senamiesčiui būdingas erdves, mastelį ir siluetą. Galvodami apie miestą, pirmiausia, ir apie Kauno senamiestį, pirmiausia, turime viešasias erdves. Ir šiuo atveju galvojame, kad ir naujasis darinys turėtų netrukdyti, o sukurti vientisą senamiesčio organizmą. Teritorijoje lokaliai formuojame lokalią viešųjų erdvių sistemą, kuri yra integruojama į jau susiklošusią Kauno senamiesčio viešųjų erdvių sistemą. Ta sistema apima visus įvairiausius viešųjų erdvių tipus. Tai yra ir krantinė, tai yra ir aikštė, aikštelė, pėceta prototipas, tai yra ir pėsčiųjų gatvė. Ir tos viešosios erdvės su savo masteliu turėtų sukurti senamiestiško miesto įvaizdį ir atmosferą. Ne paskutinėje vietoje yra mūsų transporto sumanymai ir mūsų galva tai yra vienas iš kertinių klausimų. Mes galvodami apie šitą teritoriją kaip apie miestą, vis dėlto siūlome tipo sankryžą, kuri buvo įvertinta pakankamai aukštai 18 balų darytoje studijoje. Tam yra 3 motyvai. Pirmasis yra, kad bendramiestinę transportinę problemą negalime spręsti vienu mazgu. Ir matyti, kad bendro plano sprendiniai numato apvažiavimus, tačiau strateginis požiūris turėtų būti tų teritorijų, senamiesčio teritorijų nukrovimas ir transporto dispersinimas, bet ne pravažiavimo gerinimas. Antras motyvas yra, kad jeigu galvojame apie tą teritoriją kaip apie piliamiestį arba miesto prototipą, tai tokiai vietai yra būdinga gatvė, o ne magistralė. Ir čia yra antras motyvas. Ir trečiasis motyvas yra, kad tokiu sprendimu mes atlaisvime papildomai plotą, kuris gali būti racionaliai išnaudojamas ir kuriami, tarkime, irgi miestui ir miesto, tarkime, prieigoms pakankamai atraktyvūs vaizdai. Apie šią vietą galvojame kaip apie vartus. Tačiau tai yra, tos prieigos yra, galvojame, kad svarbus yra ir geomorfologiniai elementai, kaip kad turime kalną, ir mūsų sprendinys savo pabaigą reaguoja į geomorfologiją tuo būdu, kad jo užstatymas yra žemesnis, tačiau prieigos ir miesto vartų įspūdis ir įvaizdis galėtų būti formuojamas vienokia arba kitokia vertikalė, kuri taip pat galėtų būti tam tikra pradžia urbanistinės regeneracijos procesams, kurie galėtų vykti ir kitoje tilto pusėje. Teritorijos sutvarkymo plane matome, akcentuojame 3 pagrindinės vertybės. Tai vandenį, santykiai su senamiesčiu ir paminėta geomorfologija. Mums labai svarbus yra santykiai su vandeniu ir norime tokių santykių. Dėl to galvojame, kad
krantinės viešosios erdvės galėtų būti praturtintos funkcijų įvairovė, galbūt net čia galėtų būti organizuojamas pliažas arba koks nors atraktyvesnis poilsis. Taip pat galvojame, kad santykis su senamiesčiu turėtų būti užtikrinamas tiek mano minėtais vizualiniais ryšiais su jau esančiom vertybėm, tiek ir viešųjų erdvių sistemos integracija. Galvojame taip pat, kad šita teritorija turėtų būti užstatyta 3, 4, 5 aukštais su skirtingom variacijom. Taip pat ta architektūra galėtų būti artikuliuota pagal skirtingas funkcijas. Tai, ką pamatysite vizualizacijose, nebūtinai reiškia kažkokį architektūrinį sprendimą. Manome, kad architektūra šitoje vietoje galėtų įvairuoti ir būti kuriama tikrai ne vieno ir ne dviejų architektų. Funkciniai sprendiniai. Mes siūlome pirmiausia teritorijų polifunkciją, funkcijų įvairovę, kuri atitiktų tradicinio gyvybingo, būtent europietiško senamiesčio analogus. Pirmosios aukštose galvojame, kad tai yra komercija. Taip pat siūlome kultūrinius ir visuomeninius pastatus. Pavyzdžiui, šiuo atveju tai galėtų būti kongresų rūmai, galerijos, viešbutis ir kiekvienas iš tų svarbesnių pastatų galėtų savo viešą erdvę. Galvodami apie utilitariją pusę, sprendėme parkavimo problemą, kuri irgi suteikia galimybę realizuoti sprendinį skirtingais etapais. Aukštutinėse dalyse yra matomi gyvenamieji pastatai, biurai ir panašiai. Programa. Tai yra vienas įdomiausių, sudėtingiausių uždavinių. Konceptualiai galvojame, kad turime pasiūlyti struktūrą ir sistemą, kuri užtikrintų legalumą ir galimus pakeitimus projekto vystymo eigoje. Dėl to iš vienos pusės tai irgi yra motyvas, kodėl ta struktūra yra pasiūlyta tokia, galbūt labiau susmulkinta. Mūsų siūlyme yra sumažintas bendrasis plotas be parkingo ir galvojame, kad pirmiausia į esamą ribotą plotą su tam tikra išankstinė nuostata geriams santykiams su senamiesčiu, mes kaip ir negalime siūlyti kažkokio aukštybinio užstatymo, kuris pagal programą lyg ir turėtų šitoje vietoje organizuotis. Ir dėl to ieškojame sprendinių, kurie galėtų maksimaliai tos skaičius padidinti. Tačiau vėlgi tai yra padarumo ir sveiko proto ribose. Paminėtas etapiškumas, manome, kad šios miesto dalies pradžiai galėtų būti pradėtas organizuoti komercijos centras su biurais ir palaipsniui 3 arba 4 etapais teritorija gali būti išvystyta. Tam etapiškumui, kaip jau paminėjau, taip pat leidžia būti ir požemės sprendiniai, kuriuose, tarkime, kiekviena iš tų dalių gali būti realizuojama atskirai. Ir įvaizdžiai, kuriuos matėme, bet vėlgi tai nėra grynoji architektūra, ir perspektyvos, kurias kreipiame labai dėmesį. Mes mąstome, kad atgrįždami gatves ir atrasdami žmonės jomis iki pat vandens, mes užtikrintumėm tą mūsų vadotiną pradžioje įsikeltą uždavinėt gerų santykių su vandeniu. Taip pat, kurdami viešasias erdves ir aikštės, o ne palikdami erdvės kažkokie veiklai, neuždarydami juos visiškai, mes sukūrėme ir atraktyvumą, daugiaplanės perspektyvas ir galimybę, tarkime, pėsčiųjų ir kitokiai cirkuliacijai. Ir visais įmanomais būdais, eksplikuodami ir pabrėždami esamas vertybės, savo sprendiniais galvojame apie tinkamą integraciją į senamiesčio audinį.